2024 m. gruodžio 19 d. Visagino savivaldybės tarybos nariai susirinko į paskutinį šių metų posėdį, kurio metu turėjo priimti sprendimus dėl 29 darbotvarkės klausimų. Prieš posėdį tarybos nariai tylos minute pagerbė netikėtai mirusios Danutės Čepulytės, ilgus metus dirbusios Visagino savivaldybės socialinės paramos skyriuje atminimą. Po to taryba patvirtino posėdžio darbotvarkę ir administracijos prašymu iš jos išbraukė 30-ąjį klausimą dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų ir komunalinėmis atliekomis nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą nuostatų ir uždarosios akcinės bendrovės Visagino būstas teikiamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo. Pagal administracijos parengtus nuostatus ir metodikas, kuriuos planuota patvirtinti per šį posėdį, 2025 metais atliekų tvarkymo rinkliavos tarifas turėtų padidėti 5 aukščių gyventojams apie 77%, o namų su šiukšlių šachtomis gyventojams 36%. Visgi, šio nepopuliaraus sprendimo prieš šventes nuspręsta nesvarstyti. Tarybos narės Ruzanos Katininės siūlymų artimiausiu metu bus sudaryta visuomeninė darbo grupė, kuri detaliai išnagrinės dokumentus ir pateiks savo išvadas tarybos nariams. Taigi klausimas dėl atliekų tvarkymo rinkliavos didinimo kol kas atidėtas. Vienas pirmųjų tarybos svarstytų klausimų buvo Visagino kūrybos ir menų akademijos pedagogijai Vitai Pimpienei suteikti miesto garbės pilietės vardą. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė šiam sprendimui. Vardas suteiktas už Visagino savivaldybės vardo garsinimą. Vitos Pimpienės kandidatūrą pateikė akademijos direktorius Romualdas Kondratas, o palaikė Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Irena Milkevičiūtė. Kaip paaiškino vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vedėja Aušra Andrijauskienė, šiais metais gauti 7 siūlymai miesto garbės piliečio vardui suteikti, tačiau dauguma jų buvo atmesti dėl netinkamo dokumentų parengimo. Tarp įvairių ūkinių, organizacinių ir biudžeto koregavimo klausimų taryba patvirtino Visagino biatlono centro įsteigimą. Šis sprendimas užbaigė 3 metus trukusį klausimo svarstymą. Naujos viešosios įstaigos Visagino biatlono centras steigėjai bus Visagino savivaldybė ir Lietuvos biatlono federacija. Šis kompromisinis sprendimas leis išspręsti konfliktą tarp sporto centro trenerių ir biatlono klubo Favoritas, bei sudarys vienodas galimybės sėkmingam darbui jaunųjų sportininkų labui. Paskutiniu darbotvarkės klausimu buvo svarstomas pirmojo vaikų darželio pastato esančio Vilties gatvėje 3 nurašymas ir griovimas kartu su 4 garažų pamatų esančių Taikos gatvėje 23 likučių nurašymu. Ankstesnėme tarybos posėdyje, kuris įvyko lapkričio 21 dieną, šis sprendimas nesulaukė tarybos narių palaikymo, tačiau šiame posėdyje jis buvo priimtas dauguma balsų. Už pirmojo vaikų darželio griovimą balsavo 13 tarybos narių. Andrėjus Akopovas, Aurimas Gudas, Borisas Lukoškovas, Deividas Umbrasas, Gintautas Dervinis, Ilja Petrovas, Ruzana Katininė, Irina Keizo, Sergejus Kotovas, Svetlana Babujeva, Vytautas Račkauskas, o taip pat garbės piliečiai Vita Pimpienė ir Vanda Beinorienė. Prieš balsavo 7 tarybos nariai – Aleksandras Kločianas, Dalia Štraupaitė, Ilona Nekrošienė, Marija Agofonova, Natalija Tomša, Nikolajus Lebedevičius ir Viačeslavas Gotovskis. Susilaikė 5 nariai – Dmitrijus Ikonikovas, Liudmila Leopa, Olga Mans, Airida Drus ir Vadimas Čižys. Po to meras padėkojo tarybos nariams ir palinkėjo jiems linksmų kalėdų bei laimingų naujųjų metų. Gruodžio 13 dieną Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko baigiamieji kvalifikacijos kėlimo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 30 pedagogų ir vadovų iš 6 Visagino bendrojo ugdymo įstaigų bei partnerinių organizacijų darbuotojai. Šie užsiėmimai buvo organizuoti kaip dalis vadinamosios minkštosios tūkstantmečio mokyklų programos dalies. Šitie seminarai yra
organizuojami taip, jog pasikvietėme skirtingus lektorius. Pirmoji buvo Laura Dubosaitė ir seminarai vyko spalio mėnesį. Vėliau mes kvietėme Rytį Komičių. Mums dėstė lyderystę, labai naudingi patarimai buvo ir mokytojams, ir vadovams. Vėliau mes vykome į Panevėžį ir tai buvo tiesiog kultūros diena, kurios metu mes lankėme Stasio muziejų, lankėmės muzikinėme teatre, klausėme ir žiūrėjome miuziklą. Taip pat mums buvo svarbu aplankyti būtent TUM veiklas įgyvendinančią mokyklą. Tokią mokyklą mes radome šalia Panevėžio, Velžio gimnaziją. Ten mes dalinomės savo patirtimi ir sužinojome, kuo skiriasi tūkstantmečio mokyklos antras srautas, nes mes priklausome pirmam srautui ir šiandieną jūs ką tik patyrėte praktinį variantą, kaip įveiklino mokytojus ir vadovus, kaip visi žaismingai klausėsi ir veikė kartu. Ir būtent tai, ką mes sužinojome, koks yra viešasis kalbėjimas, ir labai daugybę patarimų gavome. Be abejo, tuos patarimus mums dalino lektorius, aktorius ir dėstytojas universitetų tuomet, kuomet mes atskleidėm savo situaciją. Tai iš tikrųjų be galo produktyvi, be galo aktyvi diena, iš jos naudos išsinešame labai daug. Vytautas Kontrimas, aktorius, Vilniaus universiteto lektorius, dirbęs ir kitose srityse bei teikiantis konsultacijas viešojo kalbėjimo klausimais. Jo pagrindinė specializacija – oratorystės menas. Aš esu aktorius ir mokau viešojo kalbėjimo. Ne kalbos, bet kaip kalbėti su publika. Kaip aktorių technikas pritaikyti darbe, namuose, su kolegomis. Todėl, kad pamokos metu mokytojas naudoja kalbėjimą. Čia neišvengiama. Net jeigu yra ekranai, net jeigu yra lenta, vis tiek turi kalbėti. Ir jeigu jis tai naudoja kasdien, vaikai keičiasi, mes visai keičiamės su kiekvienais metais. Tai būtina sužinoti, kas naujo yra. Kaip kalbėti su naujausiais žmonėmis. Nes aš galėdavau klausyti savo dėstytojo, net jeigu jis labai nuobodus. Kodėl? Nes nereikės eiti į biblioteką. Aš klausau dėl to, kad į biblioteką neįsiu. O šiais laikais visa informacija yra telefone. Ir jeigu mokytojas kalba nuobodžiai, tai man geriau yra pažiūrėti YouTube ir greičiau tada tas mokytojas darosi neįdomus. Todėl ne tik mokytojams, visiems absoliučiai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kaip aš kalbu. Juk kartais būna, aš taip noriu padaryti gerą, o mane netaip supranta. Nes kai mes kalbam, 50% yra, ką aš sakau, o 50% matyti jūs. Aš kalbu, bet žiūriu jūs. Ir jeigu aš matau jūsų veidą, jūsų akis, aš suprantu, ar aš per greit kalbu, ar per lėtai kalbu. Gal jau jums atsibodo, o aš dar kalbu. Tai vat jeigu mes išmokstam matyti, skaityti kūno kalbą, tada susikalbėjimas įvyksta. Žymiai greičiau įvyksta susikalbėjimas. 60 programos valandų prabėgo nepastebimai dėl įvairių užsiėmimų formatų. Ši programa buvo specialiai sukurta Visagino švietimo pagalbos tarnybos, atsižvelgiant į tam tikrus tūkstantmečio mokyklų programos aspektus. Ji bus tęsiama miesto mokyklose, padės pedagogams jų darbe ir atitiks šiuolaikinių mokinių lūkesčius.